Labas, šiandien sveikinusi su jumis iš Visagino, pačio jauniausio Lietuvos miesto, kuriam šiemet sukako 47 metai. Apie Visaginą daugiau pasaulis ir užsienis sužinojo, kai čia buvo nufilmuota dalis žymaus serialo Černobylis serijų. Visaginas yra jaunas, gražus miestas, kuriame galime taip pat atrasti ir gatvės meno, tad kviečiu pasivaikščioti. Čia matote mano vieną mylimiausių gatvės meno kūrinių, kurį galite rasti Visagine, ir jo autorė iš Visagino kilusi menininkė Marija Tiurina. Marija gimė ir augo Visagine, o vėliau persikraustė gyventi į užsienį. Ji čia atvyksta kartą į metus, gal ir dažniau, aplankyti savo gimtąjį miestą ir palikti čia savo meno, savo kūrybos. Ir šis piešinys man iš tikrųjų labai primena pačią Mariją. Man už nugaros pats didžiausias Marijos Tiurinos sukurtas piešinys, 15 metrų aukščio siena. Aš stoviu prie 4-osios mokyklos, kuri jau 15 metų taip neveikia. Ir šitą mokyklą lankė pati Marija Tiurina. Tikrai labai smagu, kad nors ir pastas yra apleistas ir tikrai nepuošia miesto, bet su gatvės meno pagalba mes galime sukurti štai tokius spalvingus, gražius darbus. Na ir tikrai dabar, manau, daugelis norės čia sustoti, pasifotografuoti ir apžiūrėti šį piešinį iš arti. Slava Ukrainai! Gerojams slava! Prie pat neveikiančios mokyklos yra veikianti Visagino draugystės progimnazija. Ir čia matome labai kontekstualų piešinį. O kodėlgi jis yra kontekstualus, paklausit jūs. Ogi matome čia žmonės šokinėjančius per arką. O tą arką mes galime pamatyti šios mokyklos teritorijoje. Čia šalia manęs yra pats pirmasis gatvės meno kūrinys Visagine. Ir jo autorė, tikrai nenustebinsiu jūs pasakydama, yra ta pati Marija Tiurina. Na štai ir baigėsi mūsų pasivaikščiojimas po Visaginą. Tikiuosi, kad sužinojot kažką įdomaus ir galbūt kita jūsų kelionė bus kaip tik į Visaginą ir visą šitą, ką aš pasakau, visą šitą, ką jums rodžiau, pamatysite gyvai savo akimis. Taip pat kviečiu sekti Gatvės meno galeriją Facebook'e, Instagram'e ir YouTube'e. Ten jau rasite mano pirmus 2 video apie Vilnių ir Klaipėdą. Na ir sekite mano kanalus tam, kad nepraleistumėte kitų video. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymų.